Šalom, mėly žiūrovai. Taip, šalom. Čia tikrai Menoros laida, o ekrane vyrai besivaikantis kamuolį. Baltijos šalių Makabi varžybų, skirtų Izraelio valstybės 60-mečiui, vykusių praėjusį savaitgalį dalyviai. Lietuvos sporto klubo Makabi prezidentas Semionas Kinkešteinas. Pereitą savaitę pas mus vyko Pabaltijo Makabi žaidynės ir konferencija, dalyvaujant svečiams iš Rusijos. Turėjo dalyvauti dar Baltarusija, bet paskutinę sekundę jie nespėjo sutvarkyti vizą, tai jie neatvažiavo. Aš manau, kad tai yra labai sėkmingas ir įspūdingas renginys. Jau gavau sveikinimo telegramas iš Europos ir pasaulio Makabi, kurie, taip sakant, labai aukštai vertino šitą mūsų renginį. Ir manau, kad labai svarbu, kad jį aukštai vertino patys makabiečiai, patys ten Lietuvos žydų bendruomenės nariai, kurie dalyvavo labai aktyviai šitam renginį. Lietuvos Makabi treneris Gercas Žakas fiksuoja pirmąją Lietuvos pergalę prieš Estijos komandą 11-2. Lietuvoje sporto klubas Makabi buvo įsteigtas 1920 metais. Buvo labai skaitlingas, palyginus su šiom dienom, turėjo virš 4 tūkstančių narių. Turėjo Kaune savo stadioną, turėjo savo laikraštį, turėjo 309 skyrius visoje Lietuvoje. Makabi mes nuo 1989 metų 5 Makabi žaidynėse dalyvavom. Manyčiau, kad be galo svarbu buvo būtent tas mūsų dalyvavimas 1989 metų Makabiadoje ir mūsų šios šventės metu gerbiamas Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius ponas Algirdas Rasvanas ir Europos Makabi konfederacijos pirmininkas Stuartas Lustigmanas ypatingai pabrėžė, kad tai buvo labai drąsus žingsnis 1989 metais išvežti 57 narių delegaciją. And I'm very, very happy to be here. I was here in Lithuania in February 2007. During that time I met with the leaders of the community and with the Minister of Sport. I was very warmly received and I was very impressed with the work that Szymon Finkelsteinas is doing here under the name of Makabi and the wonderful support they're getting from the Jewish community of Lithuania and from the Minister of Sport. We lost our brothers and sisters here in Lithuania for many, many years, from the Second World War through the communist rule. We lost our Makabi friends, and I can see a wonderful revival starting here this evening with this wonderful celebration. And I think the future for Makabi in Lithuania and actually in Latvia and Estonia is extremely promising, and I expect in the years to come that athletes will come from the Baltic states and participate in the Maccabi Games in very, very strong numbers so that we can be reunited once again with our brothers and sisters from the Baltic states. I am sure that the future of Makabi in the Baltic states is in the best possible hands. Aš esu įsitikinęs, kad Makabi ateitis Baltijos šalyse yra pačiose geriausiose rankose. Chazak v'amat, be strong and brave. Būkite stiprus ir drąsūs. Thank you. Ačiū. Šiuo metu Makabi klubas nėra labai skaitlingas, bet jis vienyje sportininkus iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. Viso labo yra apie 350 narių. Mes kultivuojam keletą sporto šakų. Pačios populiariausios yra mini futbolas, šachmatai, stalo tenisas, badmintonas, lauko tenisas. Manau, kad baisiai efektyvios buvo Lietuvos Rusijos futbolo mini
futbolo finalinės rungtynės. Kaip žinia, Lietuvos ir Rusijos komandos yra paskutinių Europos Makabi žaidynių finalistai. Taigi buvo abi komandos savo stipriausiais sąstatais ir buvo tikrai įdomi kova. Finale Lietuva 3-2 nugalėjo, buvo be galo įdomios rungtynės. Šachmatuose pajėgiausi buvo Latvijos šachmatininkai. Lietuvos komanda užėmė antrą vietą. Yra treneris Richardas Fichmanas, kuris visada moka išauginti jaunų šachmatistų. Taip kad negalim sakyti, kad visą laiką mes žvelgiame jaunimą ir tikimės, kad jie garbingai atstovaus Lietuvos Makabi. O badmintone visose, taip sakant, kategorijose ir vyrų moterų vienetuose, vyrų dvejetas, moterų dvejetą ir mišrus, taip kad daug buvo rungčių, bet pajėgiausi vyrų tarpe buvo Rusijos badmintonistai, o moterų Lietuvos. Žinoma, čia didžiausias nuopelnas yra trenerio Genadijaus Plavino. Jis ir pravedė puikiai varžybas ir parašė Lietuvos komandą Makabi. Jo sūnus pereitose Europos žaidynėse, pereitais metais Romoje iškovojo kelis medalius, tame tarpe aukso jaunimo tarpe ir šiuose varžybose buvo antras vieneto varžybas. Nepaminėjau, labai svarbu buvo ir kultūrinė programa, nes kiekvieną vakarą grojo vis kitas ansamblis, Feuerwerk ansamblis ir Liebensteino, Boriso Kirznerio ansamblis, daug įdomių vakarų buvo, daug bendravimo labai įdomus buvo. Kūno kultūros sporto departamento vardu nuoširdžiausiai sveikinam šios gražios iniciatyvos autorius ir labai smagu matyti štai Baltijos šalių sportininkus ir žydų bendruomenės narius šiandien ir šį vakarą čia Vilniuje. Ir štai 89 metais vėl Makabi pirmieji, kurie iškelia Lietuvos vėliavą ir giedamas Lietuvos himnas. Tai buvo drąsus žingsnis, tai buvo vėlgi žingsnis ir parodymas Lietuvos ir viso pasaulio sporto bendruomenėms, kad galime tą padaryti. Mes dėkojame Jums už šitą drąsą, už tą atliktą milžinišką didžiulį darbą, už Jūsų kasdieninį triūsą ir aukojimąsi sportui ir bendruomeniai. Jūs buvote drąsus, esate drąsus, išlikite tvirti. Mes rėmėme ir remsime puikų Jūsų sportinį judėjimą.